džiaugiamės iškovotą pergalę, aišku, dasižaidėm iki 2 pratęsimų, bet pirmi 2 kėliniai iš vis buvo, nežinau, kas buvo iš tikrųjų, nes buvom dideliai duobėj, dideliam minuse, bet atradom savo penketuką. Robis pagaliau įsivažiavo, tai tikrai džiaugiuosi Robiu. Aišku, viskas šiandien buvo ant Stepono pečių. Nežinau, trūko Paulius, tikimės greitai pasveiks, o varžovams dėkoju labai už kovą, tikrai iki paskutiniųjų sekundžių buvo įtempta kova ir pirmoji pusė čia kur nepataikėm nei tritaškių, nei iš pakašės, paskui susitvarkėm su tuo ir išgyvenom, tai ačiū ir keliaujam toliau. Geros rungtynės buvo, 2 pratęsimus šiaip, būtumėm laimėję, manau, bet turėjom plius 17, prieš ketvirtą kėlinį išėjom su minus 10, trečiam kėlinį paleidom, pasivyjom vėl. Turėjom pratęsimus, 2 galėjom tikrai ištraukti, bet metimų nesusimetam ir mums šiek tiek paėmė kaip ant jėgos, baudų turėjom ir paleidom tiesiog rungtynės.